Sveiki, mylėjai. Tai ką, tikiuosi teorinę dalį mano išsaugotose storiuose, kuria taip ir vadinasi numerologija, tiek Facebook paskyroje, tiek Instagram paskyroje jūs jau peržiūrėjot. Kažkiek informacijos apie tai, iš kur atsirado numerologija, kokie yra tipai, jūs jau žinot. Aš pati baigiau skirtingas mokyklas ir savo metoduose, savo darbuose irgi naudoju ne vieną ir ne du. Ir jums per šitos mokymus papasakosiu apie du pagrindinius metodus, kurie man pasiteisino ir davė daugiausia rezultatų ir atsakymų mano klientams. Bet šiandien tiesiog bus įvadas į skaičių teoriją, kad jūs suprastumėt. Šiuose mokymuose mes žiūrėsim skaičius nuo 1 iki 9. Kitus neimsim, bet aš manau, to tikrai pakanka, kad pradėti dirbti ir teikti žmonėms paslaugas bei išsiaiškinti ir suprasti viską apie save, savo giminaičius ir apskritai visą aplinkų pasaulį. Taigi pradedam. Kaip atsirado pasaulis ir žmonės, jeigu žiūrėti per skaičių prizmės? Taigi įsivaizduokim, kad viskas prasidėjo nuo kibirkšties. Ir tai pas mus yra skaičius 1. Skaičius 1 visada yra apie naują pradžią, tai yra pradininkai ir novatoriai, tai yra lyderiai, kurie veda iš paskos žmonės. Todėl kibirkštis, skaičius 1. Po kibirkšties prasidėjo dalinimasis. Iš vieno kažkokio didelio ir svarbaus dalinasi į 2 dalis. Tai pas mus atsiranda 2 dalis, skaičius 2, pliusas ir minusas. Atsirado teigiamas ir neigiamas savybės. Todėl skaičius 2 visada simbolizuoja dviveidiškumą arba partnerystę, nes tai visada yra apie 2. Apie partnerius, apie 2 žmonės arba apie vieną žmogų, kuris gali būti ir geriečių, ir blogiečių. Nors, aišku, kiekvienas skaičius turi ir savo teigiamų, ir neigiamų išraiškų, bet apie tai mes kalbėsim kitose paskaitose. Taigi, skaičius 2 atsirado pliusas ir minusas pasaulyje. Dauginasi ir dalinasi dalelytės toliau ir atsirado skaičius 3. Dauginasi, dalinasi. Todėl skaičius 3 visada simbolizuoja materiją, nes su skaičium 3 atėjo materija į šią žemę pas mus. Ir todėl skaičius 3 mums visada pasako apie tai, kad mes turim materializuoti savo idėjas, gauti finansinę grąžą iš savo idėjų, dalintis savo žiniomis būtinai, savo patirtimis, ne? Dalintis savo žiniomis. Tai trejetukas visada yra apie dalinimąsi ir finansinę grąžą iš aplinkos, apie materiją ir materializavimąsi. Kas buvo toliau? O toliau mes turim skaičių 4. Atsirado 4 elementai žemėje. Oras, vanduo, ugnis ir žemė. Stabilumas ir harmonija. Todėl skaičius 4 simbolizuojasi dažniausiai su šeimos vertybėmis, su namais, su mama, su balansu visame kame. Tai yra apie didelę gerą širdį. Padėti visiems, kad visur viskas būtų gerai. Na, o toliau atėjo skaičius 5 ir įnešė veiksmo į šitą visą istoriją, nes skaičius 5 visada simbolizuoja veiksmą, veikimą, sportą, fizinį išsikrovimą, verslą, ten, kur reikia siekti savo tikslų, daryti kažką patiems. Todėl skaičius 5 yra apie verslius žmonės, yra apie veiksmą ir, kaip aš ir sakiau, sportą. Ir tiek daug įnešė tas 5-tukas to veiksmo, kad atsirado žmogus. Skaičius 6. Skaičius 6 simbolizuoja žmogų patį. Kodėl? 6-tukas yra apie socialinius tinklus, tai yra apie sociumą, tai yra apie žmonės, apie kalbėjimą, apie žinių teikimą.
Šešitukas visada yra apie bendrystės, bendradarbiavimą, žodžiu, viskas, kas susieta su žmonėmis. Visi gerai ir gražiai gyveno, kad nepastebėjo, kaip atėjo septintukas. Skaičius 7. 7 savaitės per dieną. Laikas, sistema, struktūra, atsakingumas. Ar pastebėjot, kiek atėjo rimtų temų? Nes skaičius 7 simbolizuoja struktūrą, sistemą, karmą arba pasiekmes mūsų poelgių. Prasidėjo laikas ir mes pradėjom jau stebėti, derinti, daryti. Ne? Taip pat septintukas yra apie tėtį ir valdingumą, nes mes turime išmokti valdyti laiką, dienotvarkę ir laikytis dienos režimą. Visos šios istorijos ir sistemos kūrybiškumas yra aštuntukas. Taip pat aštuntukas yra apie visų procesų begalybės kartojimas. Tai yra begalybės ženklas. Todėl aštuntukas yra pats kūrybiškiausias skaičius. Aštuntukas tai yra visatos gausa. Tai yra tikrai visada geras ženklas. Ir taip pat aštuntukas yra bėgiojimas ratu, nesurandant išeities. Pasikartojantis kažkokie veiksmai, kurie neatveda į geresnį rezultatą. Ir todėl čia pas mus atėjo devintukas. Pabaiga. To, kas yra pasenę, tai yra apie transformaciją, tai yra apie pokyčius visada. Devintukas visada atims tai, kas jau neveikia. Tai bus arba jūsų geriausias perėjimas, arba sunkiausias iššūkis. Spręsti jums, tai yra perėjimas į geresnį gyvenimą, ar tai yra mirtis. Bet bijoti mes turime ne mirties ir ne devintuko. Bijoti mes turėtume tuščio gyvenimą. Bet jūs susirinkot mokytis, gauti naujas žinias, todėl jum devintukas reiškia perėjimas, pasiruošimas naujam etapui. Tikiuosi, jums patiko mano istorija, įvadas į skaičių pasaulį. Jūs dabar šiek tiek daugiau jau suprantat, ką reiškia kiekvienas skaičius, o detaliau mes aiškinsimės jau kituose paskaituose. Tai šiam kartui tiek.